rytas, štai ir aš. Dabar yra apie 8 ir einame pusryčiauti. Ne, 8. Jeigu nebus daug žmonių, tai parodysim, ką gausim ir ko negausim, aš manau. O jeigu bus daug žmonių, vis tiek gal pasistengsim parodyti. Ok, tai pusrytukai tokie. Keloksai, ryžiai, sriuba, kavytė, keksiukai, o English breakfast man matau bus. Daugiau kaip ir man nieko nereikia. Ir vaisiukai. Ryžiai vienokie, šitas vištienos su austrių padažu, sasiskos. A kur nori. Tai va, skelbydam tokie paprasti pusrytukai. Eina sulčių įsipilti. Ir skanaus mums, skanaus jums. Labas rytas, štai ir aš vėl. Ko tokia pikta? Sakau, mama dirba mano. Rytinė. Žmonės visi dirba rytais. Tai va, pavalgėm. Biškį atėjom pasimaudyt, pasidegint ir tada varysim į Mahatakahakangongą. Tai vat. Daugiau nežinau. Pusryčiai slapnoki tokie tikrai. Nei dešryčių, nei sūrių. Bet ties aš toks, kad aš skaičiu. Pažiūrėkit, kaip Tailande orų pranešėjai atrodo. Čia jie dabar įapina tiesiogiai, jeigu ką, apie orus. Apie fucking orus. O taip, mergina. Važiavom, kiek mes laiko važiavom. Sumokėjom 4 eurus už turbūt 40 minučių, jeigu ne dar daugiau. Tai mes palikom arbatą seniukai. Va jau mus vedasi į vidų. Apsauga. Gerai. Einam, parodysim iš arčiau kas kaip. Kapun kap. Ok, thank you. Nu, jūs sakysit, kad filmuoju nesąmonės, bet pažiūrėk, koks tulbės žodžius. Durys, stiklinės, veidrodžiai. Nu, 10, chebrytė, 10. Ok, prasidarėm visas procedūras, fotografijos panašiai. Ir dabar mes einam... Ai, su mūsų draugais geraisiais. Ai, ne, čia negerėjai mūsų draugai. Jau bijai? וואו! אוקיי, זה היה ממש מגניב. אנחנו Čia rodo kokios statuos ir panašiai aukščiau. ממש 36. כמה מהר אנחנו עולים, מה זה המראה של גנדו? שלא נעוף. איך האוזניים שלנו טובות. אומייגאד. Nu, bliam, ausis gerai užgula. עכשיו שנגלה, אנחנו בעצם ממש... Pažiūrėk, kaip pilam, hebra. לא. אבות שקלים. Fuck, yeah. החמה הכי טובה. הנה. Bliam, ausis žiauri užgula. 74 on the opposite of the reef and left to the entrance. Okay, thank you. What the fuck? חיכו שלי טוב. Kaip mums pasisekė, žmonių nėra vėl. Pasižiūrėkit, hebrytė. O pradėjom nuo nulio. Gerai, trumpai apie Mahatakotongą. 314 metrų
iki 2018 metų buvo didžiausias, tiksliau aukščiausias pastatas Bankoke, Tailande. 2018 pastatė aukštesnį, kuris 4 metrais aplenkė. Tai va, kuom jis įsiskiria savo pikseliuotą formą, nes yra tokia iškarpimai, aš nežinau, pabandysiu iš viršaus, iš apačios tiksliau nufilmuoti. Šiaip užkylom į, čia turbūt dabar 209 metrų aukštis, 3 sekundžių, ta prasme, įspūdingai. Nežinau, aistukas biškai bijo, ausis vis dar užgulusios, ausis. Vaizdeliai, wow. Aisa, kokie įspūdžiai? Man reikia prisipratint. Prisipratint? Bet tai neatrodo, kad čia taip aukštai būtų. Jūs pasižiūrėkit. Čia šiaip yra viešbutis, restoranai, aišku, ir tiesiog apartamentai, kur gyvena šiek tiek turtingesni žmonės. Aha, galėsiu. Žiūrėkit. Ta prasme, kur žiūrėsi, ten vien dangoraižiai. Panašiai Temzės upė, ne? Dabar mes stebim visi Retą Raiškinį, kai Aistė šiaip jinai bijo iš antro aukšto pažiūrėti per langą, bet čia jau jinai užlipus. Paeik dabar į vat link čia. Paeik, taigi tu gali. Tu jau stovi. Jeigu paeitum, labai gerą fotkę gautųsi, pasigirtum visiems, parodytume, kokia tu drąsi. Kaip jauties? Valio, maladės, šaunuolė, duok 5. Šaunuolytė, tu duok ranką. Wow. Sumuša maistuk. Hebrytė, aš nežinau. Jeigu čia ne gyvenimas, jūs man pasakykit, kas yra gyvenimas. Tai Aisė tai padarė. Užlipo, nusifotografavo, netgi paėjo porą žingsnių. Šaunuolė mano žmonelė.
Dabar važiuojame į Skyverse kažkokį, nežinau, 4 aukšte, man atrodo, interakcija, kaip čia dabar? Telikai kažkiek bus ir tiek, o po to važiuotim pavalgyti. Sakėm, varysim į Gordoną Ramsį, bet kiek dabar valandų yra? Jau 1:30, mes antrą užsirezervavę, tai jaučiu nespėsim, arba šiaip nuvarysim be rezervacijos. Nes sakė, Aistė vakar žiūrėjo, kad vieniem patinka, kitiem ne, o mes tokie kaip kritikai ypač maisto, ne? Ekspertai. Tai, vienu žodžiu, ieškosim, dalinsimės, o čia šiaip, aš neatsimenu, kiek kainavo, 3 eurų žmogui, bet, wow, 10 iš 10, super. Kaip, Aistė? Patiko? Puikiai, patiko, labai gražu. Atrodo, galėtum sėdėti ir žiūrėti tą vaizdą visą dieną, visą vakarą. Galim palyginimui Imperial Tower India, nežinau. Čia yra Taj Mahalas, Na, United Kingdom. UK bokštas aukščiausias, Mahakahohavan, Tokio, Taipei, Šankai. O kaip, kodėl nėra Burj Khalifos? Aha, nėra. Arba čia labai senai. Minecraftas. Čia, jeigu matosi, vėl užsisužba. Yra PM7, PM4, PM3, PM1, PM2. Bėda kaip greit leidžiuosi. Čia tik į veidrodį reikia nesitrenkti, ne? Kaip cool. Čia dabar užėjom į Skyverse, 4 aukšte. Jo, tai čia toks ir yra. Kiek čia mūsų yra? Žengiam pro paslaptingasias užuolaidas toliau į nežinią. Kas čia? Žiūrėk, kaip atrodo. Nu, krūtai. Gerai. Čia kam su sugnelė, tam nelabai gerai. Wow. Šiaip ne taip, su Aiste praėjome tunelį. Ir dabar matome. A ne? Tai kad ar tikrai čia? Na gerai, bandom, paspaus knopkytę. Knopkę. Opa. Man patinka, kad čia kvepia. Aistė nori, kad parodyčiau, kaip jinai eina. Parodyk, ką norėjai. Wow. Įspūdingai. Einam pairkluosim dabar. Žiūrėk, gently touch. Čiuvelis. Čia va gali ateit paliesk. Trentų jam per... Dar kada. Ir kasgi laukia mūsų dabar? Ką? Niu. Eime toliau. Davai, pupsik.
kažkoks mindfuckas. Oi. Was ist das? Geras čia. Čia dabar prasme, jeigu valgot grybus, tai geriau neikit. Nerasit išėjimą. Kur pasižiūri, ten mes stovim, nu. Kaip čia dabar taip gaunas? Ir iš. Ne, aš nenoriu išeiti, duokit grybų man daugiau. Galim grįžti. Tenai nueisim ant tų. Na tai gerai, kaip ir sakiau, parodau, kad jisai toks kaip iš Lego pastatytas. Va, aš nežinau, ar matysis. Ne, labai saulė šviečia, aš aišku, saulės akinių per 3-5 metus neradau nusipirkti. Va, kaip gražiai. Oi. Kur mano žmonelė išėjo? Va, su raudona suknelė. Eisim bandyt kažką ieškot, pavalgyt, užkrimsti, užkasti, užėsti, kitaip sakant. Gerai, pamiršau nufilmuoti, aš sakau, aš nežinau, filmuoti, nefilmuoti. Tai va, čia yra toks food courtas didžiulis. Visko. Visko to pačiu ir vieno dalyko, kas jau tokia sėdi. Ir užsisakai maisto. Tai mes šiuo atveju užsisakėm, toj parodysiu. Va šitą dalyką, 105. Net neįsivaizduoju, kiek čia 5 eurai. Gliamo brangu. Tada gauni tokį čekį, nueini susimoki, grįžti atgal su to čekiu ir dar kitų čekių ir kortelę. Nu ir tada jinai pažymė ir gauni. Galvojam dar kažką pasiimti, bet pirmą savom pavalgysim. Nes čia labai tie maistai tokie, nu visur vienodi. Supranti, visur šmakalas, va. Čia šmakalai, ten kažkokie šmakalai. Jeigu mes žinotume, čia vėl šmakalai. Bet čia skaniai valgo, kaip ryte. Tikrai skanu gardu, blėt. Faitalu. Michelin. O, čia Michelinai vertintas. Bliama, gal reikia patajų šauti. Kaip jūs sakot? Nu tai va, čia vienu žodžiu. Pilna čia per 3 aukštus. Gauni čekį, ten nueini, susimoki, gauni kortelę, važiuoji atgal. Žinokit, eisiu patajų, dar išausiu, jeigu tiks. O, matau, kaip tik vaistukas atnešam, toj padaryti. Sveiki. Gerai, turim kiaušą, faršą, ryžius. Pamiršau, kaip vadinasi, bet kažkokį turim pavadinimą skanų. Gali pasakyti? Nu, pasakyk. Stir fry means beef, hot basil. Stir fried minced beef with hot basil. Nu, tavrasme, jo. Tai gerai, kebra. Aš nežinau čia, ar verta daryti taste testą, nes kvepia skaniai, bus skanu, taip. Dar užsivarysim šito padažo biškį. Skanaus? Grilled pork. Nori? Ar geriau su višta? Gal su višta? Can you make us patai with chicken, please? Patai grilled chicken. Cool. Do you have something to drink? No. There, yeah? Cool. Yeah. Nu tai va, mes taip ir žaidžiam. Sadika. Kortelė. Card, yeah? Nu tai kaip ir sakėm, filmas alaus kažkodėl negavom, nu bet ir nereiktų alaus. Turim servetėlio. Toliau, pažiūrėkit. Antras patiekalas, kelintas čekis. Ką žinau. Pažiūrėkit. Duok ir tuos visus. Normaliai, paimsi? Nu tai va. Čia ir patiekaliukas mūsų ateina. Ką žinau, kiek tu čia čekių, kas čia man sakys, ar čia gerai ar blogai mes darom. Tiesiog, wow. Nu, kai mes aistuk pavalgėm. Visai skaniai.
skaniai. Visai skaniai, bet Patajus buvo vakar skanesnis pas tą moteriškaitę. Gatvinis. Jo, gatvinis. Nu, čia gal jisai sotesnis, nes gavom 2 vištos gabalus, bet ten skanesnis, pažiūrėkit. Važiuojam, biškį pailsėsim ir tada nesakysim, kur važiuosim. Likit su mumis ir pamatysit. Ir jeigu patinka, tai nepaspauskite, būtinai nepaspauskite laiko. Bet jeigu paspausite, tai būsim labai dėkingi. Gerai. Nu ką, jau biškį žmonių prisirinko. Eis tu kas gali. O aš sakau, prie krepšinio reikia ir alučio, ne? Nu dabar happy hour, vieną perki, kitą gauni nemokamai, tai reikia naudotis. Gerai. Skanaus. Skanaus? Kadangi mus pavedė Boltas, atvažiavo, paspaudė tipo I'm here, apsisuko į kitą pusę, nuvažiavo. Tai teko tuktuką. Nu, kiek 30 centų brangiau sumokėsim. Nu gal eurų brangiau, bet vis tiek. Perdodam linkėjimus. Koks aš raudonas, 3 raudonesnis. Kaip skanu, kaip gardų, blėts. Uostom, belė ką, karočiui, tiek galiu pasakyti. Bandau laikyti telefoną 2 rankom, jeigu ką. Dėrėkitės, nes ypač su tuktukais, su taksis galite nesiderėti, su Boltu, kaip ir tu matai, fiksuota kaina, bet su tuktukais tai norėjo 2 šiam, 2 pem, 2 dvim, aš iš karto apsisukau ir sakau, ne, parodžiau Bolto kainą, tai Bolto kaina buvo su brangesniu Boltu 103. Gerai, sako, davai, dadėk 10, 100 kem. Nu tai užmėsim, mes darėme euruką, duosim 108. Ne? 108. Tai galvom, praseisim koj sauboj, šiaip labai gražiai atrodo. Gal per anksti, kiek dabar yra valandų? Tai va, iššovėm, palėn. Šiaip, nu, tuoj apsuksiu kamerą, nu, liūdnai atrodo, ne? Bet šiaip aš galvoju, jeigu ateitų ne 8, o kokią 11, 12, gal būtų didesnis vaibas. Kas geria 8? Anglai. Nu, visi geria 8. Ką tik laikrodžius va bandė prastumti. Ir šiaip čia merginos stovi, tai nu visas turi savo kainą. Stovi, sėdi, va šio berniukai po kairę, jeigu matot. Šiaip visas turi savo kainą. Gal mes su Aiste atsisėsim, išgersim po vieną kokteiliuką ar kažką, va, happy hour. Aš tai norėčiau prie mergaičių, Aiste gal nenorėtų. Tai va, čia ką, aišku, kodėl vaikšto vieni bachūrai. Tai kaip kodėl, nes kaip ir sakiau, turi mergaitės savo kainą, galbūt ne visos mergaitės, gal pusė yra berniukų, taip, ir... Jos mažiau lenda, kai aš skaičiu su manim? Ne, tai tiesiog jos nelenda, nes aš filmuoju ir jos nežino, ką aš filmuoju, ar aš jas filmuoju, čias bodė, ar aš juos filmuoju, ar aš save filmuoju, jos nei vienas nežino. Ir šiaip va, ką čia, mes užtrukom minutę laiko ir prasėjom. Vėlgi, kaip sakiau, dabar yra 8, galbūt veiksmas prasideda kokią 10, mum rytoj, jo, ar dar vėliau, mum rytoj keltis 3 valandą nakties. Jo, laikrodžius jau 3 siūlo, nes mes išvažiuojam anksti. Tai va, čia kažkas sakė nebefilmuoti. Šis sakė nefilmuoti. Čia iš tikrųjų, jeigu norit ramiai praeiti, geriausia pasimti ir su kamera praeiti. Ir su
Jo, visi žmonės. Nu ir kur mes išeinam? Gražiai, labai gražią gatvę. Prašom. Ir va. Oi, sauboj. Super vaizdelis. Tai va, dabar, kaip ir minėjau, kiek valandų. Nepamirškite paspausti laiko, subscribe, varpelio. Ir, ta prasme, ar 8 ryto, ar 8 vakaro, ar... Ar dabar? Nesikeičia vaizdelis, visą laiką yra kamštis. Gražu. Tai va, bandom pirkti piniginės, šiaip tikra oda, ne? Kaip vidus? Mums reikia tiesiog centams susidėti. Kaip vidus? Gerai? Ne. Užsiseka normaliai? Gerai. Man atrodo, perkam. Šiaip visokių yra. Man atrodo, 40 batatų. Jo, kems. 40? Yeah. Thank you very much. Come on, cup. Mes kaip tik neturėjom centų, kur nešiotis, aš visą laiką kišenį nešiodavausi, aišku, tie centai ir greit išeina. Man piniginė, pupa. Mano piniginė, ačiū. Užsiseksi? Va, kokią aš turiu gerą piniginę. Bet turėsim tokią. O turėsim ir tokią. Ir šiaip rankų darbo, plus euras, kiek čia? Euras 15 centų, ne? Ir pirmieji pinigai gegutėj pakukavus. Gerai. Aš jums parodžiau dabar, ką šitą užsisegiau. Parodžiau jums koisau soj kauboj, dabar eisiu pažiūrėti nuogų mergų irgi noriu. Aistė išeina. Tu man sakei. Bye. Kažkas mane šaukia. Ai, merginos po kairę. Nefilmuosiu, blem, aš nenoriu sutraukti nemalonės. Ai. Prašau, einam. Sorry. Varom. Ėjom ir dėjom, kur balti žmonės vien. Tai mes bandom. Eik. Pirma mergaitė mano. Hi, do you have table for two? Tai einam, ten atsisėsim. Can we go there, yeah? Nu ką aš galiu pasakyti, kad iš tos pizzerijos išėjom už 4-kampio sumuštinio pica, jie nori 9 eurų. Kur, ta prasme, man vienam kokių 4 reiktų tokių picų. Nu tai biški. O yra didelės picos, bet jie šiuo metu didelių neturi. Kodėl? Nu tiesiog neturi didelių. Ką, Aistukas norėjo išlaidauti, bet aš sakiau ne. Tai gerai, dabar einam, aš mačiau, yra ten pizzerija dar viena. Einam žalią. Neinam, gerai, neinam. Tai vienu žodžiu, biškė esu pasipiknęs, aišku, čia turist trepas grynas, turistų spastai. Nu, bet ką. Mes. Aistė sakė, būtų valgius. Ne, come on. Atėjom burgeriukų pavalgyti su Wagyu beef, su Wagyu jautiena. Oi, kaip čia praeit. Gerai, pasirengiam. Šiaip, nežinau, paskaičiau Google atsiliepimai. O tai gal čia sėdam būt? Nu, sakau, kaip čia dušna, reikia užlipti iki galo, pažiūrėti, jeigu čia manęs nieks neužrakins. Ai, bet kad čia nieko gero nėra, tiesiog. Bariukas, lariokas, va taip va, gyvenom mes. Plačkelė salaus, ateivių medžioklės instrumentai. Gražus tas Bankokas, aš žinau. Mane kažkaip didmečiai traukia, kaip ir Ho Chi Minh City. Tai
Gražu, viskas gražu. Po to nueisim vėl. Mama į ten, va. Va į čia pasižiūrėsime. Aistė jau varvina seilę sėdėdama. Ką, turim prikimštas bulvytės, paprastas bulvytės. Dieviškas. Ir 2 Wagyu burgerius smešintus. Aš manau, bus skanu. Anglas sakė skanu. Tai gerai, mes dar pasimsim biškį padažiuko. Skanaus mums, skanaus jums. Bučiuojam, mylim. Ačiū. Dabar Hebrantai, jeigu būsit prie Snowy Cowboy gatvės, pereikit į kitą pusę ir va taip va. Snacks, burgers and more. Nu, bliomba. Ta prasme, pupa. 2 nikščiai iš šikna, iš 2. Kainos ir kokybės santykis, tikrai mes už 2 burgerius, už vieną smash Wagyu burgerio mylą su bulvytėm ir fanta, už kito burgerio irgi, smash burgerio Wagyu ir bulvytės, kaip jos, prikimštas irgi su Wagyu faršu, mėsalė. Sumokėjom 666, tai čia yra apie 20, gal 19 eurų. Kas Lietuvoje? O, kaip skaniai kvepia, aš nebegaliu. Kažkokie kvepalai labai įdomus. Kas Lietuvoje, man atrodo, už burgerį tu sumokėtum Wagyu daugiau negu, gal kokiu turecki tikrai vien už burgerį, neskaitant bulvyčių ir gėrimo. Tai manau, mes eisim dar pažiūrėsim berniukų mergaičių su Aiste, nes mūsų dabar paskutinis kaip ir vakaras Bankokė prieš išvažiuojant į salą, įskrendant. Keliamės, kaip ir minėjau, 3 nakties ir tralivaliai į oro uostą. Taip? Ir pasakyk, kas bus toliau. Ir laukia mūsų Koh Samui. Koh Samui laukia, taip. Tai jeigu jau pamiršot, paspauskite jūs mum. Ir subscribe, ačiū labai, kad žiūrit apskritai. Sorry? No, that's not a Rolex, mate. No, I'm good. No, I'm good, thank you. No. Tai va, bandė Rolex originalų ką tik parduoti ir ten, jeigu atkreiptumėt dėmesį po kairę pusę, kas ten vyksta? Ten yra vyrų rojus, jeigu nemeluojant. Ane? Jisai žmona naudojasi apskenėt jas. Visus skonius. Užsisakėme mes Mai Tai ir alaus, o gavome tekilos. Aistė 1 šotą ir 1 oleko. Jaučiu, kokteilio taip ir negausim. Ane? Gerai. Gražu žiūrėti tiesiog. Gerai, chebryte, ačiū už jūsų dėmesį. Taip. Ačiū už jūsų dėmesį, vienu žodžiu. Kaip ir prašiau, nepamirškit like ir subscribe paspausti.
Dabar susitiksime rytoj iš ankstaus ryto tikriausiai ir pratęsime kelionę jau po Samojų. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū. Gerai, see you later.